Tai labas Ieva. Am, Ieva yra mano klientė, kuri ką tik tai pabaigė potencialo optimizavimo programą ir sutiko pasidalinti savo atsiliepimu, savo išsinešamais dalykais iš programos. Tai tiesiog mūsų laisvo pokalbio metu kviesiu tave, Ieva, pasidalinti, kas tau šiandien ateina. Ir gal pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo. Tai kai pradėjom kartu dirbti programos metu, kur tu tada buvai? Ko tu ieškojai, ko tau reikėjo, kaip tu jauteisi ir va ta, kokia buvo tavo kelionės pradžia? Kelionės pradžia, man atrodo, labai gerai prisimenu mūsų susitikimą Vilniuje, kai aš susitikau su tavim, net neturėdama kažkokio tikslo užsirašyti tavo programą, tiesiog kažkokį tu pasidalinai video, aš jį perklausiau ir aš kaip tik buvau Vilniuje ir mes susitikom. Ir man kažkaip tuo metu atrodė, kad nerealu čionais kažką taip jau paimti ir taip iš principo, iš pašaknų viską pakeisti tam gyvenime. Bet kažkoks viduj noras buvo, arba kažkoks jau buvau kažkokį tašką priėjusi, kur jaučiau, kad sunkiai man taip einasi gyventi, sunkiai viską aš darau, bet labai taip per tokį ir darbas, ir namai, ir šeima. Kaip ir aš viską sugebu, bet tokia visiškai be jėgų ir nelabai, kaip ir žinau, tokia kryptį, kur aš čia einu, ką aš čia veikiu, ar čia tikrai, ką aš čia veikiu, kaip čia reikia iš tikrųjų gyventi. Tada toks. Ir aš žinau, kad mes tada, kai susitikom, ir tu tokia, pas mane buvo tiek daug to klausimų. Ir kažkaip mes kaip su tavim kalbėjom, mane kažkaip ir dingo, net nežinau, toks labai geras buvo buvimas šalia tavęs. Ir mes tada ilgai mes ten pašnekėjom, bet ir net tada iki galo aš nebuvau, kažkaip aš ėjau visiškai ne dėl to susitikti, kad aš tą programą pradėčiau, bet dėl to, nežinau. Ir iš tikrųjų ta programa tokia mano kaip tokia mentorystės, aš tokios niekada nebuvau darius, aš visokių labai daug visokių kursų praėjusi, visokių knygų, visokių seminarų klausiausi, bet kažkaip visą laiką jaučiau, kad iki galo gal čia ne apie mane viskas ir čia kažkaip apie kitus arba ne visai taip man. Ir nežinau, kažkas matyt, gal aš kad tave pažinojau, gal man toks jausmas buvo, kad aš tavim galiu pasitikėti. Gal tavo tas tokia ramybė buvo, nežinau, kas taip, gal viskas kartu susidėjo. Ir aš atsimenu, grįžau namo tada ir galvoju, pabandysiu, vis tiek nieko, tai jau, o kas čia gali, niekas čia neatsitiks, jeigu aš pabandysiu, o gal čia man kažkaip gal čia bus kaip tik man. Ar teisingai, Ieva, išgirdau, kad pradžioje, kaip sakai, mūsų susitikimo metu, toks buvo viduj pas tave toksai kažkur esu, bet ne visai esu tikra, kur esu, kur einu ir netoks lyg ir pasimetimas, ne? Bet gal atsimeni tą, nežinau, sprendimo priėmimo momentą ar kažkokį lūžio tašką, kaip sakai, kaip tu priėjai prie to pabandysiu. Kas buvo tas gal paskutinis lašas, kur pabandysiu, ar ne? Atsimeni tą momentą? Nes kažko tikriausiai ieškojai, kažko norėjai, kažko siekėjai, kažko troškai. Kas tas buvo, kad privedė tave prie pabandysiu?
gal ta ramybė tokia iš tavęs, toksai, kai pabuvau su tavim, aš manau, kad va, tas mūsų gyvas susitikimas manau, kad jisai man tokį paskutinį, tik pastumėjo iki galo, kai mes Pamatei, pabuvom kaip kartu. galėtų būti, ar ne? Pamatei, kaip kitaip galėtų būti, kokia kitokia būsena galėtų būti. Ir vat vedė kažkoks vidinis jausmas, kad ir aš taip norėčiau, ar ne, ir kad yra tokia galimybė. Kažkaip aš pasigalvoju, jeigu mes tada praleidom tas 2 valandas ir man taip gera buvo su tavim, aš pagalvoju, jeigu čia dabar bus keli mėnesiai, tai Taip. to gerumo tai aš pasiimsiu. Nu, kažkaip man jisai, pajaučiu, kad man kažkaip tinka. Ir tada net nežinau nei apie ką, nei kas ten iš tikrųjų bus konkrečiai, bet dar tavo meditacija. Atsimeni, kur tu man atsiuntei apie tą vidinį pašaukimą? Taip, taip. Va čia dar buvo toksai irgi, aš atsimenu, tu mane atsiuntei ir kaip tik man tuo metu jau buvo toksai kirbėjo, kad aš iki galo nenoriu ten darbe būti, taip galvoju, nenoriu aš ten sulaukti nei pensijos, nei o paskui galvoju, tai jeigu aš nenoriu ten sulaukti ir nenoriu dirbti, tai ko aš čia dar ten sėdžiu. Ir kažkaip tavo ta meditacija, ir aš taip išsiunčiau iškart pasiūlymą, ir aš kažkur po kelių savaičių gavau naują darbą. Čia dar toksai buvo kaip ir toks Labai dar gerai atsimenu. pasidėjimas. Mhm. O Ieva, kaip galėtum apibūdinti, vat, o kur tu esi šiandieną? Praėjo mūsų 4 bendro darbo mėnesiai. Ar ne, toks nemažas laiko tarpas. Ir bet kur tu šiandien, kaip save apibūdintum, kur esi, kaip tu jautiesi, kaip dabar jautiesi dėl va tų dalykų, kurie kažkaip pas tave vyravo, buvo pradžioje ir kas pasikeitė dabar. Man pasidarė nebebaisu laukti kažko naujo. Aš iki šiol tikrai, man atrodo, kažkaip bijodavau naujų pasikeitimų ir naujų dalykų. Ir atrodė, jau dabar kaip yra, tai tegul būna kažkaip tai atrodo, vis tiek jau geriau nebus ir kažko naujo net neleisdavau savo. Dabar va tokia pas mane yra kažkoks drąsos daugiau gyventi. Toks. Ir ką dar, tokį vat labai labai stiprų dalyką padariau, o tik tai po šito mūsų, o dabar paskutinio kurso, gal taip skamba labai primityviai, bet aš tik dabar išmokau savo atleisti. Čia labai daug. Aš išmokau ir net išmokau, mokausi dar iš tikrųjų, bet aš iki šiol gyvenau su tokiu labai labai griežta buvau sau labiausiai ir kitiem, bet sau buvau ir man va tas toksai buvo, kad aš galiu atleisti sau šią dieną, už vakar dieną, už užvakar, už pernai metus kažkas, kas įvyko, arba ir čia net nemoku taip gal paaiškinti, bet toks labai atėjo toks lengvumas. Čia toks paprastas dalykas ir atrodo, čia visiškai yra savaime suprantama. Ir aš galvoju, kad aš čia taip, bet tik tai dabar man atrodo, kad taip iki galo, kur aš taip galvoju, gerai. Svarbiausia, kad aš savo galiu atleisti. Taip, bet čia man buvo toksai labai didelis pasiekimas. Ačiū, kad pasidalinai, nes taip, kaip žinai, sakai, kad lyg ir turi daugiau drąsos apskritai kažkokį naujumą į save įsileisti, ar ne, toks tikriausiai įvyko atsivėrimas savo pačiai, leidai tiesiog naujų patirčių įsileisti į save, ar ne? Drąsos šiek tiek patyrinėti gyvenimą ir pasižiūrėti, galbūt truputėlį atverti, o gal ir daug stipriai atverti duris į kažkokius naujus dalykus.
Ir tas vat, gebėjimas, vat, jeigu savo atleisti, tai irgi yra labai tokia graži išraiška savęs didesnio priėmimo. Tiesiog nepaisant viso ko, kas vyksta, kad tiesiog priimu ir tai, kas įvyko, ir save visame tame, ar ne? Mm. Ir tas lengvumas, ar ne, ką tau jisai va šiandien duoda, tas lengvumas, ar buvo tai, ko tu ir ieškojai programos pradžioje, ar tai galbūt įvyko kažkaip savaime, kaip toksai šalia einantis rezultatas, kuris susikūrė, kaip tau tai buvo. Gal šalia einantis daugiau, nes aš taip, va, kaip kokio lengvumo, gal aš nebuvau, man atrodo, savo įsivardinusi, nes net nelabai dar taip suvokiau gal tą lengvumą tokį. Ir nu, daug lengviau yra gyventi tada. Ne taip viskas sudėtinga, atrodo. Taip. Gerai, o Ieva, ar galėtum pasidalinti, kokia buvo tavo patirtis, nes mes ir, žodžiu, turėjom ir tų tokių teorinių dalių, ir praktinių, ir meditacinių. Kaip tau vat, visa eiga jautėsi? Ar ne? Kas tau gal labai tiko, o gal kažkas nelabai tiko? Kažką, vat, kas tau ateina, ar galėtum pasidalinti? Man labai tiko tas pastovumas, kad taip, kas 2 savaitės, kad visą laiką tie susitikimai vyko, kad tu pastoviai dar, kad mes bendravom Facebooko grupėje, nes aš dažnai labai kažko tai užsidegu, taip greitai griebiuosi, labai daug visko darau, paskui taip, ai, taip, ir kažkaip pasimeta viskas. O čia buvo gana ilgas laiko tarpas, kur net ir kur nelabai išeina tada jau pabėgti nuo savęs ir nuo tavęs. Iš tikrųjų, čia pati aš norėjau to viso, bet vis tiek, bet net ir norėdama kartais, taip, dingsta ta motyvacija, tas noras truputėlį, arba kažkas nesiseka, arba kaip sunkiau pasidaro, atrodo, ai, kas čia nais. Nes vis tiek, man atrodo, visi, bent jau aš taip linkusi viską daryti kažkaip lengviau, kad viskas būtų, kai yra tas sunkesnis laikas, tai nuo jo truputį stengiasi pabėgti. O čia nelabai buvo tada jau kur pabėgti jau. Bet aš ne kartų nesijaučiau, kad aš noriu pabėgti ar kažkas, kad net ir Tiesiog kai buvo gal sunkesnė tema. jeigu suprantu gerai, kad ta Facebooko grupė tokias kaip ir struktūras suteikia, Taip, ar ne? Kad vat jo. buvo tas pastovumas, struktūra, nuolatinis nuoseklus darbas, ar ne? Prie ties, kuriuo tu galėdavai grįžti ir nuo ko atsispirti. Taip, ir netgi kartais toksai būdavo, kad tos žinutės tavo jos buvo labai į temą viską, apie ką mes kalbėjom, su kuo mes dirbom, arba net kartais taip, ką aš pradėdavau kažką daryti, ir jos tokios buvo, ne tik, kad ten tokia kažkokia trumpa žinutė, bet tokia gili, kur aš ją perskaitydavau, ir man kaip mūsų susitikimas toks trumpas buvo. Taip gaudavosi, kad jisai, man atrodo, kad tu man parašydavai kartais kas 3 dienas, kas 4, maždaug taip, aš net nebežinau, bet dabar būdavo, kad taip nuo vieno susitikimo iki kito čia toks kaip palaikymas buvo mano. Jauteisi vedama, taip? Taip. Mhm. Tokia jauteisi vedama ir kad ne viena, ar ne? Jo. Ir man kažkaip aš jau ir laukdavau, ir taip, ir kažkaip, kai gaudavau, labai apsidžiaugdavau, ir kartais tos Facebooko toj grupės žinutės būdavo ir gana sunkios temos, kurios ten, bet vis tiek man kažkaip man labai tiko. Aš kaip tik ir klausausi tavęs ir žinai toksai klausimas ateina. Tu pradžioje minėjai, kad ir tų jau kursų seminarų esi išklausius ir praėjus, ir knygų daug yra perskaityta, ir tikrai didžiulis jau žinių bagažas ir patirties bagažas, ar ne? Bet vat vis tiek buvo kažkokia akimirka, kad vis tiek siekėjai
na, padaryti investiciją ir piniginę, ir laiko, ir juk tavo įdirbio yra daug padaryta per programą, ar ne, tikrai tokia didelė investicija į mentorystę, kas, na, paprastai, kad kaip čia kreiptis į žmogų pagalbos, nėra taip natūralu ir toks vis tiek per kalniuką turi pralipti, ar ne? Ir po to, kaip mini, lyg ir jau nebegali pabėgti nuo šitos programos ir pati nuo savęs, nes esi akistatoje su savimi, ane? Tai kaip ir niekas nevertė per tai eiti, bet vis tiek pasiryžai ir beje, tu su tokiu kruopštumu ir įsipareigojimu sau pačiai per visą programą tikrai nuoširdžiai dalyvavai. Tai vat kas visgi buvo tas tavyje, kur atrodo, nu lik niekas neverčia, bet vat kažkoks tai buvo, ar ne, kad norėjai save ar tai pakelti savo vidinė meistriškume, ar kokį rezultatą sukurti, vat kas tave tas vedė į priekį, ar ne, įeiti į šitą, nu, labai gilią patirtį, investuoti visą save. Man, man buvo toks noras, kažkaip, aš kaip pradėjau klausyti tavo truputėlį tų pasidalinimų, arba su kažko susitikdavau ir kai žmonės tokia vidinė ramybė buvo, ir aš galvojau, nu kaip jie taip visą laiką tokie, ne visą laiką gal, bet tokie ramus ir kažkaip dar ir apie tai kalba. Ir pas mane tos vidinės ramybės nebuvo. Bet aš jaučiau, kad taip kaip yra dabar, negerai man. Ir kad man kažko reikia daugiau. Ir kad aš tiesiog kažkaip einu taip ratu truputėlį, ratais tokiais ir nelabai žinau, kur aš einu. Ir kaip ir visko darau ir man labai surezonavo tavo video iš tikrųjų, tavo pasidalinimai, kuriuos aš taip vis perklausydavau. Ir man atrodė, kad nu, tu visiškai apie mane kalbėjai, nors tu kalbėjai ne apie mane, tu kalbėjai ten apie save arba apie kažką kitą, bet man buvo taip, aha, ir galvojau, ir tas pažįstamas, ir tas pažįstamas, ir kažkaip, ir tu visą laiką pabaigdavai, kaip gali būti, arba kaip yra, ir aš taip galvojau, gal ir man kažko aš nematau, gal kažką čia ne taip darau, arba gal... Ieva, o ką tau pavyko transformuoti, ką tau pavyko pakeisti vat, dabar savyje, nes tu truputėlį jau ir paminėjai, kad yra ir tas lengvumas, daugiau drąsos gyventi, ar ne, daugiau priėmimo savęs, atleidimo savo. Gal yra dar kažkas, galbūt buvo kažkokia tai gyvenimuose atsikartojanti situacija, kurias dabar kaip ir išsprendėjai, tai pakito, transformavosi, ar kažkas va tokio, kokias pergalės šventi šiandieną po programos savo? Pas mane labai buvo tokia didelė baimė viduje paleisti kitus žmonės, savo vaikus, artimus žmonės. Aš galvoju, kad jeigu aš jau kažką tai randu ar kažkokį draugą, kad reikia taip įsikabinti ir laikytis, arba ir tai savaime suprantama, ir aš nesuprasdavau, kodėl man jie dingdavo, arba jie pabėgdavo nuo manęs, arba jie priešindavosi man. Ir va ta baimė kažkokia gal prarasti, ta praradimo baimė buvo tokia didelė, kad jinai labai trukdė man bendrauti su vaikais, ir jinai man sustiprindavo tą kontrolės tokį jausmą. Ir nesakau, kad čia dabar va taip paėmė viskas ir kaip burtų lazdele dingo, bet jinai labai labai sumažėjo. Ir man nuo to, man dar atsirado tokios laisvės viduje, kad man nereikia nieko kontroliuoti, kad man nereikia visų prie savęs pririšti, ir man nereikia prisirišti prie kitų žmonių. Ir aš, man atrodo, buvau kaip
tikslą tokį, kai mes aptarinėjom tą mūsų per pirmą susitikimą, manau, kai mes kalbėjom, kad viena iš tokių kaip šalutinių temų buvo irgi tas santykis su vaikais. Ir tu kažkaip sakė, ai, paliekam tą iš šoną, darom visai ką kitą, o ten įsispręs. Ir aš galvoju, nu, ir kaip čia įsispręs, jeigu mes čia nieko nedarysim. Taip, nu, toks viduje kažkoks buvo. Bet gal, nu, gerai, nu, tai visko gal iš karto nereikia daryti. Ir tikrai išsisprendė. Ir labai daug pasisprendė arba pasistumėjo prieki. Ir man toks, vat, čia tokia buvo, gal ėjusi iš kartos į kartą, dar pas mane giminiai toks visiškas prisirišimas prie vaikų, prie nepaleidimas jų. Ir man atrodo, kad aš einu dabar teisinga linkme. Nes man yra tada daugiau ką su savim veikti. Yra tiek daug ir kažkaip tada, ir aš dabar netgi kažkaip pastebiu, kai jau vėl kažkas taip tiršta pasidaro su vaikais, namuose, tai man tada iškart toksai, ką tu padarai dėl savęs šiandien? Nieko. Nu tai reiškia nieko, ką tu jam irgi nieko neduosi. Ir tada kažkaip ir nieko nebedarau ir apsisuku ir išeinu pasivaikščioti ar kažką darau. Va toks, kur anksčiau būčiau ten per negaliu ten bandžiusi kažką aiškinti, o dabar nebėra kažkokio nei sąžinės graužimo, nei nieko, aš taip paprasčiausiai palieku ir žinoma, ten jau mano vaikai nėra tokie maži, bet palieku kažkuriam ir paskui aš kaip pati šiek tiek užsipildau, tada kažkaip išsisprendžia lengviau viskas namuose. Tai va šitas irgi čia toks mano buvo naujas, nes aš anksčiau visiškai skirtingai priėjimai pas mane buvo. Aš pradžioj stengiausi pripildyti kitus ir man nebelikdavo laiko arba jėgų ir noro jau kažką daryti savo. O dabar, kai taip, ne visą laiką dar gaunasi, bet kai taip nuo savęs pradedu, tai tada lieka laiko. Tada ir savo, ir kitiem tada lieka. Tai va čia toks paradoksali, tai atrodo, kad kuo daugiau tada darau savo, tuo daugiau ir to laiko atsiranda kitiems, ir jėgų, ir tie kiti kažkaip patys ateina, ir jie patys kažką padaro. Tai va šitas buvo toks labai svarbus momentas, kurio aš 40 metų nepastebėjau, arba tiesiog toks buvo kitoks priėjimas prie visko. Ir dabar truputėlį daugiau laiko sau skiriu. Girdžiu, kad labai pasikeitė tiesiog požiūris arba priėjimas prie kai kurių temų, ar ne, ir prioritetai, taip, nes dabar tiesiog sakydama, kad daugiau dėmesio skiriu sau, ar ne, yra jau atsiradęs naujas suvokimas ir jau ir įgūdis įtvirtintas, kad pirmiausia užpildai save, tą savo puodelį, ar ne, ir tik tai po to, kai pati esi savimi gerai pasirūpinusi, tada gali ir taip pat nuostabiai rūpintis kitais, ar ne? Tai labai... Ir čia dar, pavyzdžiui, jeigu dar būčiau kažkaip anksčiau galvos, ne, tai šitaip, kaip čia taip vien tik tai savimi apie save, bet va būtent, kai man gerai, kai aš pilna jėgų, kai man viskas, kai aš kažką dėl savęs gero padarau, kai aš tokia visa patenkinta ir tada automatiškai daugiau tie žmonės, kurie šalia manęs yra gaunasi toks kaip win-win tokia situacija. Ir man gerai, ir jiems tada gerai. O tas mano pirmas metodas, jisai būdavo kartais gal kažkam ir padėdavo, bet iš tikrųjų žmonės irgi jie visi jaučia, visi mato. Ir taip maždaug, tai ką tu čia dabar ten žiūrėk savęs arba dar kažkaip, niekam iš tikrųjų taip nereikia susireikšminti kartais, kad atrodo, kad tik tai aš čia galiu viską išspręsti. Taip. Ačiū, labai daug tokių girdžiu. Išsiplėtęs apskritai matymas
situacijų, ar ne, ir kaip tu pati gali jas, įtakoti, ar ne, prieš tai pradėdama rūpindamasi savimi ir po to gręždamasi į kitus ir atitinkamai jau iš tos savęs pripildytos, savim pasirūpintos, tada jau ir kitiem daugiau kokybiškiau duoti, ar ne? Gerai, o Ieva, o mūsų šita programa, ji buvo daugiau kaip orientuota moteriams. Ar jautei, kad jinai iš tikrųjų tavo tą moterišką pusę kažkaip labiau pamaitina ir atliepia į tavo kaip moters, mamos, žmonos klausimus, kuriuos tu turėjai situacijose, kuriuose buvai, iš tos moters pusės, ar ne? Kaip tau tai jautėsi? Taip, labai daug dalykų tokių pasikapstėm taip gana giliai iš to, iš kur ten ateina tos visos nuostatos, iš kur ten kilo daug dalykų, kur mes patys kažką tai susikūrėm, o kur kažkaip yra iš kartos į kartą kažkoks tos moteriškos traumos visos. Ir man čia buvo labai įdomi šita vieta, kur aš net nesusimastydavau, kodėl aš taip elgiuosi arba kodėl taip jaučiasi dalykai sunkiai. Ir va čia toks, man čia buvo taip nauja ir kartu labai paaiškino daug dalykų, kodėl mes prisiemam per daug kaltės arba norim viską padaryti, užglaistyti, kitus pamaloninti. Tai man šita buvo labai įdomi vieta kursuose. Ir dar labai stiprus dalykas man asmeniškai buvo tie visi klausimynai apie santykius, apie prisirišimą ir kaltės jausmą, būtent iš tos moteriškos pusės. Dar kas man dar labai patiko ir kas labai tiko, tai ta meditacija apie vyrišką ir moterišką energiją. Va čia aš iki galo supratau, nes aš jau esu vieną kursą kažkokį, man atrodo, esu jau dalyvavus arba kažką buvau skaičius, bet man ten kažkaip iki galo nebuvo aišku, ką ten su to daryti, ir kaip čia viskas. O pas tave kažkaip taip paprastai per tą vieną tokią trumputę meditaciją susidėliojo man, kas čia kaip yra ir tai galima taikyti labai praktikoje. Iš to, kad būtent aš tik dabar, man atrodo, supratau iki galo, kaip čia reikia tą savyje suderinti, kas yra ta vyriška ir kas yra ta moteriška energija. Ir taip labai paprastai tu paaiškinai. Ir man užsiliko šitas dalykas labai. Ir aš net jį panaudoju kartais taip dienos pabaigoje, galvoju, kuri čia pusė dabar daugiau buvo, labiau, kuriai skiriau daugiau dėmesio, ką čia dar galėčiau padaryti. Tai va. Gerai, labai įdomu. O Ieva, dar truputėlį noriu grįžti prie apskritai tos bendrai plačiaja prasme paėmus mentorystės patirties, ar ne? Nes vis tiek tu kaip ir turėjai tą tokį asmeninį vedimą per visą programą, einant per temas, per kurias mes ėjom, ir į vienas ėjom labai giliai, kitas truputėlį kitaip, ir jinai pagal tavo poreikį, pagal tavo dabartinę situaciją, ar ne? Ar galėtum kažkaip pasidalinti, kuo skyrėsi tavo patirtis būtent mentorystė šitoje erdvėje, kurioje mes buvom 4 mėnesius, su, pavyzdžiui, prieš tai lankytais kursais, programom, ar ne? Ar buvo tau kažkoks tai skirtumas? Kažkas kitaip? Gal čia buvo praktiškai mano buvo toks, aš nuo pat pradžių jaučiau,
kad tu kažkaip lieki tam pačiam akių lygyje su manim. Kad pas tave kuo giliau ar eini ar į kursą, ar dar, tu nepririši kažkaip prie savęs. Tai nėra būtinybė, kad visą laiką tu būtum šalia. Ir man toks buvo truputėlį, aš taip jaučiau, arba man taip jautėsi, kad tu ir esi šalia, bet ir kartu taip laikai tokį saugų atstumą, kuris labai reikalingas, kad tu, kai tu būni va būtent pažeidžiamas ir kai labai atsivėręs, tu labai nori prie kažko prisirišti ir tiesiog prisikabinti. Ir va ta pas mane toks buvo, aš manau, kad jeigu būtų, čia labai lengva tada tai paimti ir tiesiog tai prie to mokytojo prisikabinti ir tapti nuo jo vos nepriklausomu, kad ten kiekvieną savaitę su juo susitikinėti. O pas tave buvo, aš tokį jaučiau, kad tu būtent kažkaip kaip ir biškį stumtelėdavai, kad aš pati eičiau ir daryčiau viską. Ir neperimdavai tų, ten gal kažkada, gal tau ten atrodo, tu viskas taip galėtum lengvai susakyti, bet tu taip leisdavai, kad aš pati viena kažkaip daryčiau viską, bet tu esi tik šalia. Bet neperimi to viso, čia, visko tik tai savo rankas ir nesusakai, va taip ir taip daryk. Ir kartais aš galvoju, taigi Simona gal mato iš šono, gal geriau jinai galėtų kažkaip pasakyti, čia viskas greičiau būtų. Bet ilgalaikiai perspektyvai tai vėl niekur nevestų. Tai vėl pririštų tada tave prie to mokytojo ir tu tada pastoviai tau vis reikėtų būti. Čia gal man toks, gal aš šiek tiek esu tokį patirtį, aš esu vienam, anksčiau esu gavusi, kad taip, tu kažkaip tai būdavo, kad kai kurie mokytojai taip iki galo nepririša ir jie lieka kažkur taip aukštai. O tu buvai visiškai maždaug, sakai, taigi ir pas mane kažkokių stebuklų nėra. Aš irgi čia kažko tai neturiu kažkokių supergalių, bet viską darau, ką žinau, ten kaip ir visi. Ir tu tada netgi patiki, kad, aha, gal ir aš taip galiu. Arba net kitaip, arba geriau, ar blogiau, ar tiesiog kad visiems yra įmanoma, o ne tai, kad tik yra tie mokytojai, kuriems čia viskas įmanoma, kažkokie pašauktieji, ar ten kokie apšviestieji, o jau va tokiem kitiem tai yra neįmanoma viskas. Va šitas jausmas pas mane buvo, kad tu kažkaip bendravai kaip su savo lygia, nors tu daug daugiau ir patirties, ir žinių, ir gal tu daugiau visko matai, bet aš, pavyzdžiui, nesijaučiau kad, ai, čia man toli ten dar iki tavęs, arba net nesilyginau gal. Nesilyginau, iš tikrųjų. Nebuvo tokio spaudimo. Labai gera tai girdėti, nes iš tiesų, mano vienas iš mano asmeninių tikslų būna dirbant su klientais, tai kad ir iš tiesų būti tam lygiavertiškam, 100% lygiavertiškam santykyje, ne aukščiau ir ne žemiau. Ar ne? Ir tiesiog suteikti žmogui įvedimą, gal truputėlį parodyti, kur reiktų atlikti korekcijas, bet iš tiesų paliekant atsakomybę, įsipareigojimą tau ir visiems kitiem, kurie dirba kartu su manim, kad tiesiog už rezultatus juk atsakinga ne aš, o tu pati, ar ne? Tai labai gera girdėti iš tavęs, kad tą ir jautei savyje. Gerai, Ieva, ar yra kažkoks tai, galbūt vienas dalykas, sakykime, ką tokio kertinio pasiėmi savo? Pasiimu savo, kad ir toliau turiu labai prižiūrėti ir gerbti savo ribas ir pati, o nelaukti iš kažkieno kito. Ir kad, o dar pasiimu, kad atsakomybė yra man už viską, ką aš darau, o ne kažkam kitam tai užkrauti.
Taip, Ir, savo laimę esi atsakinga pati. Taip. ir kad, jo, ir kažkaip vat, tie visi įrankiai, kuriais tu pasidalinai, meditacijos, tie tekstai, e, kad jie yra pas mane, kad aš jais galiu ir toliau juos gilintis, nes ten yra tiek daug, tiek daug tos informacijos, kad dar ir net praėjus kuriam laikui taip kažkaip kitaip galima tai pasižiūrėti ir kad čia dar man yra, čia metam į priekį, ten dar jeigu taip viską iki galo atsiversti ir dar pasižiūrėti, kad čia viskas čia yra šalia, bet tą pagrindinį dalyką gal ką aš pasiemu, tai kad aš pati turiu, kad aš pati esu atsakinga už save. Ir kad Ir gali kad pati. galiu, Taip. ir tada iš to išplaukia, kad ir jeigu aš esu atsakinga už save, tai ir kiti yra atsakingi už save patys. Ir kad man nereikia būti už visus atsakingai. Ir man tada atsiranda belie kiek daug laiko, jėgų ir laisvės. Taip. Taip. Labai gražu, labai gera girdėti tavo šituos naujus suvokimus ir atsiverimus. Ieva, ar turėtum kokią nors galbūt patarimą ar rekomendaciją žmogui, kuris galbūt svarsto dirbti nebūtinai su manim, bet apskritai su mentoriumi, ar ne? Ką patartum tokiam žmogui, kuris galbūt dar abejoja ar kažkaip atidėlioja? Netidėlioti, pabandyti, nes nieko blogo neatsitinka. Jeigu nepatiks, tai galima tiesiog, kas čia nieko, gal kažką tai blogiausia, kas gali atsitikti, tai čia visiškai ne tau čia bus ta visa mentorystė. O geriausia, o gal atsitiks būtent kažkas geriau. Kažkaip, kai nieko nesitikėti ir atvirai priimti. Aš manau, kad jeigu tas žmogus, tas mentorius kažkuo tave paliečia ir vat yra kažkoks noras, toks, užkyla tas noras, tai jo nereikia slopinti, tiesiog tada pabandyti, nes jeigu jis neužsidega, tai tu net ir nesvarstai. O jeigu tu jau svarstai, tai reiškia kažkas tai užsikabino. Dabar aš kitaip apie save galvoju. Nes jeigu tai visiškai tavęs nepaliestų, tai tu net ir neklausytum, gal ten nesustotum nei prie tų video, nei prie tų klausimų, nei net ir neklaustum. Ir man, pavyzdžiui, atlieptų žmogus tam savo vidiniam šaukimui, jeigu jaučia, kad rezonuoja ar ne, kad tiesiog sekti tą savo vidinį balsą ir atsiverti, gauti paramai. Ar ne? Nes man, pavyzdžiui, buvo labai lengva kažkaip viskas tada, kai jau aš tiesiog laukiau ir buvo paprasta, nebuvo kažkokio čia nei stumimo, nei aš kiekvieną susitikimą mūsų eidavau su nekantrumu, džiaugdavausi ir laukdavau. Tai va šitas gal toks yra tas lengvumas ir toks noras, kai yra, tai manau, kad nereikia jos slopinti. Ar jaučiasi, Ieva, kad apskritai pati savo pasidovanoji didžiulę dovaną? Jaučiasi. Taip, ar ne? Iš tiesų yra taip, nes kai suteikiam patys savo laiko, patys savo dėmesio, ir be abejo galima visą tą darbą nudirbti ir vienam, po truputėlį savo tempu, ar ne, nes jau ir prieš mentorystę net nebejoju ir turėjai ir daug žinių, ir patirties, ir jau praėjusi tikrai daug, bet būtent su šalia esančiu žmogum, kai yra sukurta ta saugi, atvira erdvė, kai lygiavertiškas santykis, kai yra į tave pilnai atsigręžta ir tu pamatytas
ir be teisimo esi priimtas su visame tavo pažeidžiamume, galbūt abejonėse, galbūt čia kažkokiose baimėse, neužtikrintume. Tai tiesiog su šalia esančiu žmogum, na ir truputėlį ir greičiau ir lengviau galima pasislinkti, ar ne, į tas visai kitą naują būseną. Ir kaip dabar sakai, ir esi lengvume, su daug daugiau drąsos apskritai gyventi savo gyvenimą, ar ne, patyrinėti, kas yra. Tai ar buvo tai, ką tu ir į ką tu ir ėjai ir troškai sukurti? Taip, ir man labai stipriai dingo vidinis nerimas. Jisai taip visiškai apmažėjo. Tai, nes kažkoks atsirado toksai aiškumas. Ir man atrodė, kad jau daug man jau ir metų, ir atrodo, kad jau viskas, jau aš jau viską jau ten apgalvojau, įsigilinau, bet taip konkrečiai, kaip mes dabar, kaip per mentorystę, tos visus klausimus, man atrodo, taip giliai, gal aš ir nebuvau taip visko praėjus ir net nežinojau, kad taip, kad galima to savęs paklausti ir taip už to užsikabinti, arba net nesusijau kai kurių dalykų. Ir to nuoseklumo vienai, manau, būtų pritrūkę man per tokį ilgą laikotarpį, kad taip nuosekliai dirbti ir taip vieną po kito temą, tu gal pats nepamatai to viso vaizdo iš išorės, arba ką tu darai, ką jau padarei, kur čia dar kažko paklausti, taip greitai galima. Tai manau, kad man, pavyzdžiui, buvo labai tikrai naudinga ir reikalinga šitas mūsų susitikimai. Nuostabu. Ačiū tau labai, Ieva, už pasidalinimą, už tokį atvirą ir jautrų. Žinau, kad tavyje yra dar pas tave likę ir tie visi įrankiai, kuriais dalinausi, ir daug teorinės medžiagos, ar ne, ir tikrai yra į ką sugrįžti, pakartoti su atnaujinta visą savo ausimi, išklausyti ir dar kartą pasigilinti ten, kur pačiai norisi. Tai iš visos savo širdies linkiu tau ir dar tolimesnės sklandžios integracijos per viską, ką mes perėjom kartu. Be abejo, švęsk savo pergalės, visus sukurtus rezultatus, mėgaukis viskas, kas tau dabar šiuo metu vyksta tavo gyvenime, tęsk tai toliau. Ir kągi, tiesiog ačiū už tavo pasidalinimą šiandieną. Tikiuosi pasimatysim ir toliau. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir dar, žinai, čia tokie vat apčiuopiami konkretus dalykai, kas pas mane, kas per pastaruosius pusę metų įvyko, jeigu tau galiu dar pasakyti. Labai smalsu, pasidalink. Aš tau pradėjau groti pianinu. O, taip. Tai toksai, vat irgi buvo visiškai, kur toks labai juokingas dalykas. Aš visą laiką labai labai norėjau. Bet manęs kažkaip, man pasakė, kad aš ne muzikali ir taip toliau. Ir pas mus namuose, mano dukra grojo ir nebegrojo. Ir pas mus yra namuose pianinas toks elektroninis. Ir tas mokytojas vis jos klausė, kada jinai ateis. Ir vieną kartą jisai man vėl paskambino, sako, kada jinai ateis. Ir aš sakau, galima aš ateisiu. Ir taip pasakiau ir įsigandau pati galvoju, ką tu čia dabar prisigalvoji, žinai. Ir aš niekam nesakiau, čia prieš pusę metų, ir aš nuėjau pas jį, vietoj savo dukros. Ir vieną kartą nuėjau, antrą kartą nuėjau, ir aš sakau, aš nepažįstu nei natų, nei aš sakau, aš esu. Ir kažkaip, ir jis sako, tai čia dar geriau tada. Ir man, ir kaip paskui pasakiau, tai galų gale ir mano dukra dabar vėl eina groti pianinu. Mes dabar kartu su ja. Ir man, žinau, kaip patinka. Kaip gera girdėti, kad niekada nėra per vėlu
Ne. Ir aš pradėti kažką, ar ne, kas tave va čia tiesiog. taip, ir aš čia visą laiką, ir man čia buvo toksai, čia man paraleliai yra tas grojimas pianinu ir meditacijos. Nes aš, kai jau truputėlį ten jau grojau, ir man jau čia taip kažkas pavyko, ir aš jau tokia buvau labai laiminga, ir aš ten gal 2 savaitės kažkur buvau truputėlį negrojau. Taip, Ir aš paskui atsisėdau ir visiškai pirštai nebeklauso, nieko, net nebežinau, ką aš dariau, iš viso galvoju, nu kokia nesąmonė, nu kas čia dabar visiškai viskas dingo. Ir, ir man tada toksai buvo, kad ir kiekvieną dieną, kad ir ar ten kas antrą dieną po 10 minučių tik tai pagrot, bet būtent tą namų darbą, ką jis man ten liepdavo, kad aš jį pagroju. Ir, ir tai yra geriau negu niekur, kad nereikia ten iš karto man ten groti, aš ten pradžioje, žinai, ir užsiklijavau ten ant tų klavišų dar ir natas, kaip ten viskas. Ir ten dar jis man taip surašė labai viską. Bet man va pavyko tokį mokytoją sutikti, kuris visiškai neturi tokių nuostatų, kad čia, kad čia neįmanoma, kad čia, žinai, kai tau ten toj 45 metai, kad čia pradėjo groti pianinu, nu, kad čia, žinai, taip. Ir man dabar, ir man kai vis daugiau ir daugiau gaunasi, ir man taip faina, ir man taip patinka, ir aš taip ten vis kažką pagroju. Ir viskas yra įmanoma, ar ne? Ir va tas, kad jo. tikrai dažnai būna mūsų įsitikinimas, kad gal jau čia nebe man, gal jau per vėlu, ar ne? Bet va kaip gera, kai leidi savo eiti į tą kažkokią tai naują patirtį, išmokti kažką naujo, ir kai gaunasi po truputėlį, ar ne, po tą milimetriuką pasislinkti į priekį, koks nuostabus jausmas. Ir aš, nes aš paskui galvoju, kodėl aš iš tikrųjų, aš savo vaikus truputėlį taip, nu, taip nukreipiau, kad jie čia grotų, kad tenai viską, ir tada eidavau į kokius koncertus, ir aš atsimenu, kai aš eidavau paklausyti, kai tu grodavai. Taip, Ir, taip. ir paskui galvoju, ar aš čia noriu būti kažkokia panaši Simona, ar dėl ko aš taip noriu groti. Paskui galvoju, ne, bet aš noriu groti. Nu, galvoju, nu, o kas atsitiks, jeigu aš čia pagrosiu? Nu, nieko, nu, nueisiu va porą kartų, jeigu ten dar aš jam, žinai, irgi tą mokytą sakau, nu, jeigu čia visiškai aš beviltiška mokinė, tai sakau, nu, pasakykit, sakau, man aš tada neateisiu. Ir jis sako, tai čia yra mano, čia kaip mokytoja, jeigu aš tas neišmokinsiu. Mhm. Ir aš taip be jokio spaudimo, be nieko ėjau. Ir, ir dar tokį turėjau dar kitą nusistatymą, kad aš nežinojau, kad reikia man kažkaip jau jaučiau, kad man net ir dėl kojos viską man reikia vis pasportuoti, reikia tos raumenys stiprinti. Bet aš tokį turėjau nusistatymą visiškai prieš tos visus fitneso klubus. Nu tiesiog, nu Taip. jau galvoju, čia bet kur jau eiti, bet tik, nu, tikrai tai niekada neįsiu. Nu čia tokie keisti žmonės tik eina, arba aš nežinau. Ir, ir irgi dabar. Ir paskui galvoju, nu, jeigu pabandysiu, o gal čia, žinai, nebus tokiais. Ir man dabar taip smagu, mes ten su dukra einam abidvi. Ir mums taip toks geras laikas. Ir man ten viskas tinka. Ir aš ten visai gerai jaučiuosi. Ir man Labai, labai gera, nes nu, tokie gal klausant ir atrodo paprasti dalykai, ar ne, bet iš tiesų, vat, kai tas toksai naujumas ateina į tavo gyvenimą ir kai tu pamatai, kad to, ko anksčiau tikėjai, kad tai nebuvo tiesa, nes vat, gali eiti į klubą ir į sporto klubą ir ten gerai jaustis ir tuo mėgautis, ar ne? mhm, Čia toks yra didžiulė, nu tikrai savo pačiai dovana va tą požiūrį pakeisti, mhm. Ir pajausti. paskiau, ir dar buvo pas mane toksai, aš tau irgi minėjau, kažkoks toksai vidinis toksai įsitikinimas, kad aš turiu kažkaip būti, nežinau, kad visi kiti turėtų, kad aš turiu kažkaip patikti kitiem. Ir aš ir darbė stengiausi truputėlį kažkaip pritapti, kad kažką tai. Ir paskui irgi galvoju, man va čia aš niekaip neįsivardinau, kodėl aš taip elgiuosi. Ir man va buvo irgi tas visiškai, kur taip galvoju, va čia yra tas, kur tas galios savo kitam atidavimas. Ir aš Taip, galvoju, kur aš čia taip išmokau, kodėl aš taip, arba kažkas net ateina, ir tu taip atrodo visiškai tam žmogui
nu gerai, ten, tai jeigu ten kažkoks svečias, ten gal ten, tu jo labai ypatingai rūpinės ir kažkaip ten su juo stengiasi, bet ir tai nereikia jam visiškai visko atiduoti tos galios ir tu paskiau aš pabendraudavau ir būdavau su kuriem žmonėm visiškai tuščia. Ir dar kai kartais tu gaudavai kažką atgal, o kartais ne. O kai nebeturi to tokio lūkesčio, kad tu jam nieko, tiesiog taip, čia nesakau, kad čia toks yra, čia nėra, kad tai visiškai vienodai tavo, bet tu tiesiog ne iki galo, nu taip nesureikšmini tos situacijos ir to žmogaus. Ir man kažkaip ir darbe tapo lengviau, nes aš tada galvojau, nu, tai neįmanoma, ypatingai naujam darbe, jeigu tu ten tiem 10-15 žmonių, nu, tu niekaip negali visiems įtikti, patikti ir visi, kad tave mėgtų. Ir, ir aš toks pas mane buvo net kaip ir toks spaudimas ir viduj toks nerimas kažkoks. Tai ir dabar, kai pamačiau, aš kartais va taip paimu ir paklausiu savęs, ar čia dabar, va šitoje akimirkai, kartais pamirštu, bet jeigu nepamirštu, ar dabar aš dar noriu, ar aš noriu kažkam įtikti, ar vis dėlto taip natūraliai aš elgiuosi. Ir tas įtikimas man kaip, nu, kaip ir tas galios toksai savo, čia kaip. Taip atsirado daugiau sąmoningumo ir savivokos ir savistabos momente. Jo. Ne, ir tada Bet čia pradedi tas labai. savęs klausti, kaip aš čia elgiuosi, kodėl elgiuosi ir tiesiog vien tas akimirksnis, kai tu sustabdai save, tai jau įneša tau kažkokią naują, žinai, žinutę, kuri gali tau paskatinti kitaip pasielgti toje situacijoje. Ir man ir namuose, ir darbe kažkaip, ir tokiuose kasdieninėse situacijose kažkaip vat, labai šitie, nu, tokių porą dalykų, kur taip pagalvoju. Aš anksčiau kažkaip taip gal autopilotų labiau, nu taip reikia ir viskas, o kodėl reikia? Kas pasakė, kad čia reikia? Toks truputėlį. Aišku, kad ne visą laiką gaunasi ir kartais būna vėl ten viskas susipina, bet kažkaip galvoju, reikia tada pailsėti vėl kažką. Ir man dabar toks irgi labiau, dar tokia karta tema buvo apie kūną. Tai čia irgi toks yra labai, kažkaip dabar galvoju, kad jeigu kažkas tai vyksta, kas man negerai jaučiasi, reiškia kažkaip, kažkaip ne taip yra, reiškia per mažai gal ar poilsio, arba per mažai savo dėmesio, arba kažko per daug. Ir man dabar truputėlį lengviau tiesiog nieko nedaryti. Ir taip nebėra tokio sąžinės graužimo, čia taip atrodo, bet aš tikrai, man anksčiau buvo, nu aš neleisdavau savo nieko neveikti. Ir kartais net tą, ką nuveikdavau, būdavo ir beprasmiška, ir galbūt net kažkaip tai net nelabai veiksminga ar gera man, bet aš kažką veikdavau. Nu, vat tiesiog. Ir dabar. Atsiranda daugiau tiesiog leidimo savo būti, stebėti, kas vyksta, kaip tu jautiesi tame, kas vyksta ar ne, ir leidi savo ir nieko nedaryti, nes tikrai ne visą laiką reikia kažką daryti. Ne? Ir man dar kas buvo labai labai stipru, kad mes taip po truputį, taip iš tikrųjų labai daug temų aš tokių perėjau, kurias aš buvau labai nustumusi ir pamiršusi. Iškilo į paviršių, ar ne? Ir arba tiesiog, va tai buvo ir viskas, ir apie tai kažkaip žinau, bet net galvoju, ko ten reikia lysti dar. Ir kažkaip, ir va tas temas, kurios iškilo ir kurias taip giliau praėjau, ir kažkaip man toks atėjo, nieko čia nėra baisaus. Tiesiog pasižiūri, gal tą akimirką kažkas tai tokio prisimeni kažką, bet paskiau toks palengvėjimas arba kažką labiau savo išsiaiškini, tokios nebeliko baimės. Atrodo dabar nieko nebeliko jokiom
tokiom temom, kad pasižiūrėti viską, kaip buvo, nu tai buvo. Kur anksčiau atrodo, net neklauskit ir net nenoriu apie tai kalbėti, o dabar iš tikrųjų gal nebuvo lengva, bet paskiau toksai palengvėjimas buvo. Arba tokie dalykai staiga taip išryškėjo, kad aš elgiuosi taip pat, ten kažkas elgėsi su manim, arba aš galvoju taip pat, kur aš būtent taip ten kentėjau nuo kažko, arba kas man labai buvo sunku, o aš tą patį darau. Ir tu to nepastebi net. Tai va, daug dalykų, tokia visiška, kaip čia, toks vidinis gyvenimo auditas. Oi, kaip giliai, gerai ir taikliai pasakei, nes iš tikrųjų mes praėjom ir tų gilių temų, kurios galbūt nebūtinai buvo mano kaip ir suplanuotos kaip po programos turinyje būti, bet jos natūraliai atėjo, iškilo, ar ne, ir mes jas taipogi su dėmesiu ir pagarba jas visas apžiūrėjom ir pasigilinom, kas ten yra ir iš tikrųjų apšvietėm ištraukdamos iš tų visų rūsių, ar ne? Ir iš tiesų tai, na, tu labai su tokiu atsidavimu ir tikrai drąsa nėrei į tas temas, net jeigu ir nebuvo visiškai patogu viduje. Bet kaip tu sakai, na, vat, tuo momentu gal kažkoks yra vidinės jauduliukas, ar ne, bet po to juk ta situacija išsiriša, ar ne, ir kaip sakai, dabar tu net bent jau apie tai kalbėti gali, ar ne, jau nebenustumi nuo savęs. Tai jau irgi rodo labai didelį, na, tiesiog tavo irgi vidinį energetinį poslinkį į visai kitą vietą. Ar ne, o tikriausiai yra dalykų, kur ir gal jau ir visai nebekabina, kas tik tai rodo, kad tai išsisprendė tie dalykai. Ir dar man buvo labai toksai labai geras toks jausmas apie ir tas elementalų, kur buvo kursas, ir dabar ir iš meditacijų. Tas toks žinojimas, arba gal toks, kaip čia įsivaizdavimas, aš dabar taip savo labai gerai sugebėjau taip įsivaizduoti, tas šaltinis, tas visas kažkoks kosmosas, tie visi angelai, kurie yra, ta praeitis ir ta tavo ateitis, tokie, ta praeities, aš ateities, aš dabarties, aš kažkaip man užpildė, nes aš vienu momentu nebepradėjau, aš anksčiau kažkaip, kai buvau vaikas, eidavau į bažnyčią su močiute. Bet man labai daug dalykų netiko. Ir aš paskui sakiau, nieko čia nesąmonė, bet vis tiek tu kažko tu turi tikėti gyvenime. Nu, bent jau man taip atrodo, kad už kažko tau vis tiek reikia užsikabinti. Ir kažkaip tai, nežinau, man čia taip natūraliai susidėliojo, ką tu pakalbėjai, ką tu pasakai, tos mūsų, tos meditacijos ir tie tokie įvedimai. Ir man čia taip saugiai jaučiasi ir va toks, aš tai galiu savo taip, pavyzdžiui, išėjusi naktį į lauką ir jeigu ten yra žvaigždėtas dangus, ten ant žemės basom kojom stovėdama, kad va šitai tave užpildo ir tu gali, arba ten kažkur būdamas gamtoj, pasisemti ir gali, va, nežinau kaip čia išsireikšti, bet kad vis tiek man kažko tokio reikėjo, kad žinot, kur tu esi, kaip čia, kurioje čia vietoje, iš kur čia ta ateina jėga, iš kur tau pasisemti tų jėgų ir va ta, kažkaip man ta gamta labai taip įsipaišė, ta visata man irgi anksčiau buvo toks truputėlį, nu kas ta visata, nu kokia čia jinai beribė, nu tai kur jinai, čia kaip čia kažkaip man viską kaip aš supratau, bet dabar man taip jinai taip labai natūraliai, taip galvoju, taip užsifiksavo viskas, kad čia va taip yra. Gerai, čia aš galiu pasitikėti savim, kažkas mane irgi saugo ir man dar labai, bet visiškai naujas buvo atradimas, ta mano praeities aš
ir Mhm. mano ateities aš. Čia va Taip. toks, kur visiškai, kur tai net nebuvo, čia nei kažkaip to žinodavau, kad ten kažkoks yra vidinis vaikas, bet kad čia taip kaip paraleliai ir kur tu dabar, man dabar vat ateina kartais tokie dalykai, kur aš galvoju, tai kai aš taip galvojau kažkada, tai kur aš pradžioj, kai prasidėjo kursas, aš visiškai nieko negalvojau, kad čia taip, kad tu man sakai, kaip tu pasakai, apie ką tu ten svajodavai ir man tik tai dabar ateina kartais, kad aš jau tai jaučiau, tai galvojau, apie tą svajojau galbūt. Ir, ir dar gal čia ne iki galo, bet man va čia truputėlį, man kažko reikia užpildyti tą vis tiek tokį, kad nu, tu esi čia, kodėl tu esi čia, kas čia, kaip čia viskas, kažkokia tai ta tvarka tokia kažkokia truputėlį, man jos reikėjo, kad tu jos neberandi ten toj ką žinau, valstybės tam, kaip visuomenės ir viso, bet kažkokią gali vidinę tvarką viduj susikurti savo. Atsirado tiesiog tau tokio daugiau aiškumo, ar ne, kur esi, kur tu toje visatoje randiesi ir visoje toj multidimensiniai realybėje, kurioje mes čia naviguojam, ar ne, kaip vat tame nepasimesti ir iš tiesų jaustis saugiai, kaip namuose, žinant, Ir, kad nesi viena, kad turi mm, paramą, jos yra labai daug, ar ne, ir tuo gali pildyti save, padėti savo, ane, turėti daug pagalbos iš arba išorės. ir tie visi, tas, tas kursas apie elementalus, kur buvo, tai man dabar tik tai vat, ateina daug dalykų, ką Mhm. tu ten norėjai pasakyti. Arba Tai, man nes, taip, tai taip po nes kai truputį. kurios temos labai tokios gilios, kur mes paliečiam ir joms reikia laiko kaip ir įsėsti į mus, ar ne, ir tiem suvokimam tiesiog įvykti, integruotis į mūsų gyvenimą. Tai manau, kad ir su šita potencialo optimizavimo programa irgi taip gali būti, kad net ir praeis pusę metų ar kažkiek ten to laiko, ar tau ateis dar nauji suvokimai ir dar kažkokie nauji dalykai atsiverti gali, tikrai taip. Mhm. Ir, ir man aš pradžioje labai buvau, kursų pradžioje, atsimenu, kai aš labai norėjau to pašaukimo. Nu tai kaip čia neteina niekas, vat ir neteina čia tiek daug, čia stengiuosi tokia. Pas jau kažkaip tai jį, nu taip palikau aš ten ramybėj ir dabar to tik prisiminiau va mum kalbant. Bet aš manau, kad čia natūraliai ateis ir kad tada aš visko labai, nu kaip ir visada, aš dažnai taip viską grėbiau, čia vienu metu ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Ir aš manau, aš viską turiu ir man kažkaip ateis laikas ir erdvė, ir aš paimsiu, vėl perklausysiu iš naujo ir gal tada kažkas daugiau ateis. Taip, Ir, ir jau man yra iš tikrųjų labai didelis pasiekimas ir aš kaip pasiskaičiau savo, kaip aš iš viso pirmą kartą, kai mes buvom susitikę, apie ką aš tada, kaip aš galvojau ir kaip dalykai man matėsi ir kaip dabar. Tai taip, jeigu kažkas iš išorės žiūrėtų, tai gal nieko taip ir kažkokių didelių tokių pasikeitimų iš išorės nematytų, bet man viduje labai daug jaučiasi. taip. Man toksai taip lengviau ir paprasčiau viskas. Ir, ir man dar vat buvo labai kažkaip tu paraleliai dėdavai kažkokias temas į mūsų tą grupę ir paraleliai dar į tą savo grupę, kur yra tik tai tas potencialas. Ir man daug dalykų buvo, kur aš taip atrodo, aš dabar apie tai vyksta, arba ten kažką pagalvoju ir tu taip įdedi tą temą. Ir aš paskui galvoju, kuri čia dabar grupė, čia jau dabar. Galvoju, ar čia man buvo, ar čia visiems buvo įdėta, bet man viskas tiko, kažkaip viską aš, atrodė, kad ką tu rašai, viską aš taip geriu, priimu, skaitau ir dar kartą atsiverčiau ir dar kartą ir taip. Ir atrodė, kad čia taip kaip man parašyta. Labai daug dalykų buvo. Daug surezonavo jo. Ir va tas toksai ypatingai, čia dar pasakysiu man, kas buvo.
tavo tas įrašas apie, kad nekopijuok, apie tai, kad mes kartais vat, pamatom kažkokį žmogų, kuris mums labai patinka, labai mums gerai ir mes tada taip prie jo prilimpam ir taip stengiamės daryti kaip jisai, tada gal ir mums taip gausis. Tai ir aš kažkaip gal taip, tu taip nepripažįsti, taip, bet iš tikrųjų taip aš irgi, man atrodo, elgiausi ir man kartais aš kai kurios mokytojus taip suidealizuodavau ir per jų per daug prisiriždavau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man va šitas vadingo, kad toks, kad, nu, čia per daug sudėtinga kažką kopijuoti ir nereikia. Nu, per daug. Kad didelė vertybė yra tiesiog būti savimi, autentišku, unikaliu savimi, kokiu tu esi. Ar ne? Ir kad neįmanoma tapti kažkuo kitu ar būti tokiu kaip kažkas kitas, ar ne? Nes tai tiesiog sunku, nes tu sunkiai dirbi tam, kad taptum tuo tokiu kažkokiu kitokiu, bet tada save padedi į šoną, ar ne? Tai čia tokie dideli suvokimai. Nes tu paskui, kai kažkas taip per tavęs prisiriša, tai tau irgi sunku, irgi kažkaip irgi toksai sunkumas jaučiasi, kai kažkas taip prilimpa. Tai daug dalykų paprasčiau yra. Nu, bet taip. Tai valyk ir Gerai, viskas. Ieva. Ačiū labai taip nuoširdžiai ir daug tokių elementų palietei, kas tavyje įvyko, kokie nauji suvokimai, išsiplėtimai tavo savivokoje ar sąmonėje. Visai girdžiu kitokią būseną viduj, su daug daugiau ramybės ir lengvumo ir tos drąsos ir paprastumo, ar ne? Tai iš tos visai kitokios vidinės būsenos ir vidinės vietos, tada ir ta išorinė realybė visai kitaip jinai gyvenasi, ar ne? Tai ačiū labai tau, kad pasidalinai. Vėlgi, mano buvo tikrai vienas malonumas tau pabūti tuo veidrodžiu, vedle, šiek tiek kai kur gal stumtelti, kitur kaip tik atsitraukti ir duoti tau daugiau erdvės. Leisti tau pačiai patyrinėti giliai tavo temas, kurios iškilo ar ne visos kelionės metu, kaip ir tau pačiai paliekant tą atsakomybę, įsipareigojimą, ir šiaip patį ir įdomumą, kartais gal jis buvo ir sunkokas, bet patį tą įdomumą patyrinėti savyje. Ir kadangi iš tikrųjų su tokiu to atsidavimu visą tą darei, tai yra tiek daug rezultatų, tų, žinai, mažyčių ir labai didelių pergalių, kurias tu pati sukūrei. Tai aš visas švenčiu jas kartu su tavimi. Labai tau ačiū už pasitikėjimą manimi kaip mentorė, kaip tavo vedle. Man tikrai buvo vienas malonumas dirbti, kurti kartu, darbuotis kartu. Ir sakau tau ačiū ir gražaus tau paties nuostabiausio palaimingo gyvenimo. Ačiū tau, Simona. Ačiū tau, kad tu visko pasidalinai, kad nelaikiai visko savyje, kad viską dalinaisi taip gausiai ir viskuo. Taip. Ačiū tau, linkiu tau gražaus dar labai vakaro ir sakau iki.